Labas rytas ir visi sveiki atvykę į 7 vlogmo dieną. Oficialiai jau, žiūriu, kad netiesiai stovit, oficialiai jau yra 7 diena, tai pilna savaitė. Na ką, nebedaug ir liko, jau beveik įpusėjom. Visai neblogai man čia sekasi. Šiandien atsikėliau, gan sakyčiau ankstokai, šeštadienis, 8 valandą atsikėliau, visai neblogai sakyčiau. Pavalgiau pusryčius, išgėriau savo arbatytę, atsidariau kalendorių ir nesupratau, žinokite, rodžiau aš jums. Ieškojau 7 dienos ir neradau tarp Beauty Crop kalendoriaus. Ir tada galvoju, perėsiu per visus ir pasižiūrėsiu, gal kažko nematau. Tai nemačiau, kad šitame kalendoriuje pas mane buvo netgi dvi dienos, 2 dienos, ta prasme, ar kažkoks brokas ten buvo, ar kas, na, bet džiaugiuosi, kad atradau, nes būčiau taip ir palikusi, iš tikrųjų, galvojau, gal tikrai nėra tos 7 dienos, gal praleido, bet po to perėjau per visas pakuotės, prie to žiūriu, yra 2 dienos, nu, geras brokas, dabar darausi veido didus, apsirengiau sportinę aprangą, tai turbūt supratote dėl ko, varysiu į sporto klubą, galvoju, kodėl ne, iki atostogų liko maždaug 2 savaitės, tai šitas 2 savaitės pasistengsiu, kiek galėsiu, arba namuose, arba į sporto klubą. Tai bent jau kiekvieną dieną kažką reikės sportuoti. Tai jūs būsite mano kritikai ir matysite, ar aš tikrai kiekvieną dieną sportuoju, nes jums filmuosiu. Tai jeigu neinu į sporto klubą, tada turiu kažką bent jau namuose padaryti. Tai jūs žiūrėkite, pasiruošusi esu į sporto klubą, užsidėjau tik tai tonerį veido ir veido kremą, nes galvoju, po to vis tiek grįšiu. Eisiu maudytis, tai vėl iš naujo reikės dėti viską ant veido, tai dvigubai nedėsiu. Ir dar gal į soliarimą nulėksiu, bet vakar buvau soliarime, tai net nežinau, ar važiuoti į tą soliarimą, ar nevažiuoti. Šiandienos kokie planai neįsivaizduoju, kol kas lietus nelyja, bet pranešė pas mus labai siaubingus orus visą savaitgalį. Vakar tai taip žiauriai vėjas pūtė, vakar jo buvo žiauriai bjaurus oras ir netgi gavom žinutės, bent jau aš gavau žinutę, kad bus labai blogas oras visą savaitgalį. Tai pranešinėjo visiems, kad būti namuose, niekur nevažiuoti, jeigu nereikia ir taip toliau. Bet galvoju, ką čia savaitgalį atskėriau, dabar lietus nelyja, visai neblogas oras. Galvoju, vargau į sporto klubą. Ir vėliau, jeigu bus toksai oras neblogas, tada gal kažką ir su vaikais nuveiksime, nes vaikai turėtų už kelių valandų irgi grįžti pas mane. Tai va, tokie yra planai. Jeigu blogas bus oras, tai aš galvoju, gal reikia užsiimti Milanos kambariu. Gal tą spintelę reikia pabandyti pastatyti. Bet ją reikia įsinešti į namus, kol nepradėjo lyti, nes man taip nepatinka eiti iš lauko į kambarį, nes tos mano grindis kaip yra, tai, nu, taip šlapia, taip murzinasi labai greitai, nu, baisu. Nespėjau aš plauti tų savo grindų namuose, bet viskas. Einu pasimti butelį vandens, dar plaukus reikia susiškuoti. Ir lėkiu pasportuoti, galbūt neilgai, 1/2 valandos bent jau, nes neatsimenu, kada buvau sporto klube, tai bent jau 1/2 valandos užteks. Na ką, labai gerai pasportavau, dabar susinešiau. Kojas netgi skauda, ta prasme, neatsimenu, kada iš tikro buvau paskutinį kartą sporto klube, gal prieš kokį mėnesį laiko, žinokite, net nepamenu. Bet taip nuėjau, kitą dieną paskudėjo kojas ir nebėjau, vėl užmiršau tą sporto klubą, bet dabar sakau, kiekvieną dieną reikia bent jau kažką tai patreniruoti, kažkokią tai raumenį. O dabar atsinešiau į viršų šitą dėžę, einu sufotografuoti viską ir truputėlį apsitvarkyti. Na, aš tai kiekvieną dieną tvarkaus, nežinau, aš visą laiką kažką randu, ką galiu namuose susitvarkyti, išvalyti. Niekada šiaip nesėdžiu ir atrodo nieko neveikiu. Kartais būna taip, bet dažniausiai tai būna ant vakaro, kad va įsijungiu filmą, sėdžiu ir nieko neveikiu, bet šiaip tai dienos metu stengiuosi išnaudoti tą dieną, kiek tik tai galiu, nes dabar tai iš viso tokios trumpos dienos, taip greitai temsta. Atrodo, nieko net ir nespėjai, ką nori padaryti, bet jo, noriu išsinešti kelis daiktus į garažą išnešti, nes namuose visko pilna yra, taipogi susifotografuosiu šituos rūbus, turiu dar kitus rūbus, kuriuos noriu išnešti į garažą, nors lyja lietus, toksai bjaurus oras dabar jau pradėjo lyti. Bet tokie yra planai, vaikai turėtų tuoj grįžti namo. Kažką skanaus šiandien taipogi pasigaminsime namuose. Galvojau gal kažkur varyti su vaikais, bet oras toksai, nu tikrai niekur nesinori eiti per tokį lietų. Taip vėjuota, taip lyja, šlapė, bjauru.
Tai manau, kad šiandien mes namuose ir būsime. Siuntas turbūt tai rytoj išsivešiu, jeigu bus geresnis oras, rytoj Milanai gimnastika. Tai jo, yra ką ir veikti rytoj, norėčiau varyti į Christmas kalėdinį turgelį rytoj, bet jeigu oras toksai bjaurus bus, tai mes niekur ir nevarysim. Gavau siuntą, labai sunki, dieve, vos galiu pakelti, tai galvoju, atsidarom kartu. Mano paštininkas visas sušlapęs toksai stovi lauke, nes sakau, orai dabar pas mus Anglijoje, tai oh my god, ta prasme, uraganai, lietus lyja, žiauriai baisus oras. Tai įdomu, iš kur aš čia gavau, ką. Tai čia, žodžiu, aš jau jums sakiau, kad gavau čekį, bet to dar net nenusimaudžiau, bet patikėkit, eisiu maudytis, bet nežinau dar kada. Gavau čekį išleisti 300 svarų ant bet ko, tik tokią. Tai aš ir išleidau. Jau kelis produktus vakar rodžiau, o dabar va atėjo visokiausi valymo priemonės. Ta prasme galvoju, kam išleisti pinigus, jeigu nevalymo priemonėm. Nes jas aš visą laiką naudoju. Tai gerai, rodom, ką čia gavau. Pirmiausia, grindų ploviklis, kalėdų kvapo, tada iš tos pačios linijos turime namų purškiklį, taipogi iš tos pačios linijos turime purškiklį valyti namus. O kas dar iš šitos linijos? O, turime feirį. Nu va, kaip aš tikrai viską sunaudosiu, ta prasme. Ir dabar, žiūriu, ar čia ta pati... čia dabar, ir dar iš tos pačios linijos turime šitą. Čia yra, aš šitą purškiu visada, kai valau namus, purškiu ant baldų. Labai skaniai kvepia ir jisai toksai yra antibakterinis, bakterijas pašalina ir taip toliau. Tai va, galima purkšti tikrai ant baldų, ant kilimų, ant visko. Ir dabar kita linija, iš kitos linijos turime Lenoro šitas servetėlės, tai čia dėti, kai džiovinat rūbus, man atrodo, ar kai plauni rūbus, dabar nežinau. Neatsimenu, nes aš turiu vieną, kur aš dedu, kai džiovinu rūbus su džiovyklė. Tada iš tos pačios linijos vėlgi turime namų purškiklis, kvapiklis. Tada šito niekada nesu bandžiusi, bet mačiau visokius atsiliepimus, kad jeigu užpurškiant suglamžytų ten patalynių, turėtų ištiesinti. Tai pabandysime. Taipogi turiu, kas čianais. Čianais pilti skystis lyginimui. Tai galima pilti į lygintuvus arba į steamerius. Taipogi, ką dar čia gavau? Gavau skalbimo kapsulių. Tada turime šituose. Aš turiu dabar kaip tik tuščią vieną. Tai manau įkišiu į kažkurį kambarį. Kvapikliai. Taipogi turime vėlgi dar vienas purškiklis. Ir kas dar? Dar netgi yra dar yra namams. Čia irgi namams kvapikliai. Ir minkštiklis, ta prasme, wow. Kiek visko aš čia gavau. Bet man tokie dalykai labai patinka. Aš naudoju. Tik tai, man atrodo, kad kažką įdėsiu ir jums į dovanų krepšelį. Galvoju, reikia juos daryti. Kada čia galėčiau juos padaryti? Kitą savaitę padarysime. Padarysime kitą savaitę ir kelintą dabar dieną. Ir gal kitos savaitės gale mes išrinksime tas 3 nugalėtojus. Bet reikia būtinai nuvaryti, nusipirkti tos krepšelius, sudėti viską gražiai ir nufilmuoti, parodyti jums, ką jūs laimėsite. Bet sakau, tikrai bus nemažai tokių dalykų, ką ir aš turiu, esu gavusi, aišku, nieko nesu naudojusi, bet tikrai tokių dalykų irgi pridėsiu. Ir bus taipogi produktų iš mano kišenės, kuriuos aš irgi nupirksiu jums. Tai va, visai neblogas siuntinukas, man patinka tokie siuntinukai labiau negu rūbai. It said, why are my toys like this? Why do I have a cloud in my room? Elfai buvo pasisatėję. Va, žaidė su tavo žaislais, matai? Elfie did that, bro. Elfie's playing with Mason's toys. Elfie's playing that. What? Gerai, einam atsidaryti jūsų kalendorių. Mason, watch this. Mason, look
noriu atsidaryti. Pažiūrim, ar visus atidarėm. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visus atidarėm. Pasidariau savo vakaro veido rutiną, nusimaudžiau viską ir dabar eisiu jau į lovą. Gan sakyčiau ankstoka, šeštadienis, dar tik 9 valandos, bet norisi atsigulti jau ir vaikai yra labai pavargę, nes buvo su močiutė šiandien visą dieną, na ne visą dieną, bet pusę dienos. Ir galvoju, eisim atsigulsim, pabandysiu suredaguosiu greitai šitą vlogmą jums, gali būti jis tikrai labai trumpas šiandieną, bet mes niekur neveikiam, nežinau ar girdite ar ne, už lango, ta prasme, koks vėjas pučia, tai oh my god. Tikrai per tokį vėją ir orą net nesinori nieko darytis, nei namuose, nei kažkur kitur. Tai mes šiandien nieko neveikiam, vaikai jau žiūri kažką tai per mano kompiuterį, bet man reikės jį paimti ir redaguoti video. Vaikai turbūt eis miegoti. Rytoj Milanai nuo ryto gimnastikos būrelis yra, bet toksai oras bjaurus, kad šakis. Jaučiu, mes į jokį kalėdinį turgų net nevažiuosim rytoj. Labai gaila. Gal kitą savaitę. Žiūrėsim, kaip seksis. Bet kitą savaitę esu suplanavusi kalėdinį, ne aš suplanavusi, o Nina suplanavo kalėdinį vakarėlį mum panom, kurios ant savęs dirba, na, kurios tiesiog neturi darbo ir neturi su kuo pasidaryti tą kalėdinį vakarėlį. Tai Nina suplanavo, kad šeštadienį visos apsirengiam gražiai ir varom kokteilių. Bet aš sakiau, kad aš negaliu baisiai ilgai, nes tada man kitą dieną visas susigadins ir aš nenoriu praleisti netgi vienos vlogmo dienos šiais metais. Tai bandysiu kažkaip tai labai, nežinau, truputėlį su saiku, nes man tai niekada taip neišeina. Nežinau, kaip bus kitą šeštadienį, bet kažkaip reikės bandyti. Ir vlogmą šeštadienį kitą taipogi reikės įkelti labai anksti jums, arba suredaguoti ir palikti, kad jis keltųsi ir aš eisiu ruoštis. Net neįsivaizduoju, žinokite, kaip aš darysiu, bet reikės nuo ryto prifilmuoti, kad jūs turėtumėte tą vlogmą įkeltą vis tiek
šeštadienį, o sekmadienį jau tada atsikėlus, jau aš įsivaizduoju, kad bus pakmėlas man, bet jeigu aš atsargiai kokteilius vartosiu savo, tada viskas bus gerai ir mes su vaikais dar galėsime netgi nulėkti į kalėdinį turgelį. Nes šiaip mes kiekvienais metais einam į tą kalėdinį turgų, bet dabar mes tik tai turime kitą savaitę ir po to išlėkime atostogų. Tai kažkaip tai mums, nežinau, nelabai išeina jau į tą kalėdinį turgelį. Jeigu kitą savaitę man ne kažką bus, tai tada būsim be kalėdinių turgų šiais metais. Man labai patinka eiti į karuselės, į tokius kalėdinius turgelius ir taip toliau. Visada, kai kažkas būna mieste, aš bandau išeiti, nes man patinka tas maistas, ten kitoks maistas, tie desertai labai skanus, gėrimai. Dabar tas karštas vynas irgi yra daromas tarp turgelių. Man šito aš labiausiai noriu. Ne tai, kas ten aplinkui, kad išeiti pasivaikščioti, bet tiesiog maistas, desertai ir gėrimai. Man labiausiai tik tai dėl to galbūt. O vaikams tai jo kalėdų senelis pamatyti ir lemputės, eglutė, visa kita. Nežinau, ką čia veiksime kitą savaitgalį, žiūrėsim, kaip čia mums išeis. Rytoj manau, kad tikrai nebus jokio turgelio, nes, sakau, oras šį savaitgalį pas mus yra labai labai blogas. Bet jo, ačiū, kad žiūrėjote šiandienos vlogą ir susitiksime rytoj. Iki.